Norint sukurti skaidres, reikia turėti pateikčių rengyklę. Pateikčių rengyklių būna įvairių. Pavyzdžiui, mano dabar atidaryta programa yra LibreOffice Impress. Dar būna kitokių pateikčių rengyklių, pavyzdžiui, Microsoft PowerPoint. Bet šį kartą mes dirbsime su Google skaidrėmis. Norint atsidaryti Google skaidres, reikia turėti Gmail elektroninio pašto paskyrą. Toje paskyroje reikia prisijungus paspausti štai ant šio mygtuko ir pasirinkti diskas. Pasirinkus diskas, mums atsidaro nauja lango kortelė, kurioje matosi mano turimi Google disko failai. Tai yra kaip kompiuteris. Jame yra failai, kuriuos galima pervadinti, ištrinti ir sukurti. Norint sukurti naują failą, reikia paspausti ant mygtuko naujas ir tada pasirinkti, kokį failą mes sukursim. Ar Google tekstinį dokumentą, ar Google skaičiuoklės failą, ar Google skaidrių failą. Taigi paspaudus ant Google skaidres, mums turi atsidaryti vėlgi naujoje lango kortelėje Google skaidrių programėlę. Joje mes matome savo pačią pirmą tuščią skaidrę, o jos sumažintas variantas yra štai čia kairėje pusėje. Tai kol kas aš turiu tik vieną skaidrę. Norint turėti daugiau skaidrių, mes galime paspausti ant pliuso ženklo ir gauti antrąją skaidrę. Noriu dar daugiau skaidrių, spaudžiu pliusiuką tiek kartų, kiek man skaidrių reikės. Centre visada rodo skaidrę, su kuria aš dabar dirbu. Norint dirbti su pirmąja skaidre, tai aš turiu ją pasirinkti ir su ją dirbti. Kiekvienoje skaidrėje būna rezervuotas laukelis tekstui parašyti. Šiuo atveju dabar aš turiu du laukelius. Šitą ir šitą. Norint parašyti tekstą į laukelį, reikia tiesiog vieną kartą ant jo paspausti su pelyte ir tada atsiranda teksto žymeklis. Pirmojoje skaidrėje reikėtų parašyti savo darbo pavadinimą, apie ką aš darau tą darbą. Na, pavyzdžiui, aš noriu sukurti skaidres apie planetas. Ir taipogi pirmojoje skaidrėje dažniausiai reikėtų pasirašyti, kas tas skaidres sukūrė, kitaip tariant, skaidrių autorių. Ir kiekvienoje skaidrėje yra tokie laukeliai, kuriuose galime rašyti tekstą. Bet tų laukelių išvaizdą mes galime pakeisti. Išvaizdą arba kitaip tariant išdėstymą. Tas išdėstymas yra štai čia viršuje. Galima ant jo paspausti ir štai čia yra keletas skaidrių išdėstymų, kaip bus išdėstyti laukeliai, kuriuose galėsime rašyti tekstą. Na, pavyzdžiui, pasirenku štai tokį ir jau yra 3 laukeliai. Noriu kitokį išdėstymą, vėl spaudžiu ant išdėstymas ir pasirenku. Štai tik vienas laukelis. Arba štai tokie laukeliai. Mygtuko išdėstymas mes nematysime, jeigu mes turėsime mirksinti teksto žymeklį. Tai yra, jeigu aš pasiruošiau dabar rašyti tekstą, man čia dabar pasikeitė mygtukai ir aš nebematau mygtuko išdėstymas. Norint, kad teksto žymeklis nebemirksėtų, reikia paspausti ant tuščios skaidrės vietos ir vėl matosi mygtukas išdėstymas.